Sveiki, mėlyjeji, su jumis Jolanta ir kanalas Taro gyvenimo ir meilė. Ir šiandieną, kaip matote, pas mus padėta liūto ženklo ikonėlė ir šiandieną mes pasižiūrėsime situaciją liūtams, jų pasveikinimo, jų gimtadienio proga, pasveikinimo dėlionę. Taigi, mėly liūtai, su artėjančiais jūsų gimtadieniais, tegul jums visada šviečia taiki mūsų visatos saulė ir tegul jūsų gyvenime viskas būna puiku, idealu, taip, kaip jūs norite, kaip esate to verti, kaip ir visi žmonės. Taigi, mėlyjei, šiuo metu pasižiūrėkime Taro Raiderio kortomis, Taro įžvalgas jūsų gimtadieniai. Nuo gimtadienio iki gimtadienio jūsų metai, būsimieji jūsų metai. Taigi, žiūrime, mėlyjei. Ir kokia situacija yra čia ir dabar? Kokia situacija liūtų gyvenime yra čia ir dabar? Kur link jūs einate, liūtai? Aha. Ir koks bus rezultatas po metų? Koks rezultatas bus po metų? Pasidėkime čia. Toliau, liūtai. Kokios išorinės jėgos jums padeda pasiekti jūsų tikslų? Kokios išorinės jėgos jums trukdo pasiekti jūsų tikslus? Kokios vidinės jėgos jums padeda pasiekti tikslus? Vidiniai jūsų resursai, tą, ką jūs galite, ir kokios iš vidinės jėgos jums trukdo pasiekti tikslus. Nagi ir pasižiūrėkime. Nagi, mėlyjei liūtai, situacija čia ir dabar. Jūsų esama situacija. Temperance, nuolankumas, nuosaikumas. Šiuo metu nieko svarbaus jūsų gyvenime nevyksta. Tokia įprasta kasdienybė, kas dirbate, darbas, namai, šeima, arba darbas, namai, draugai, darbas, kažkoks gyvenimo rutina nusistovėjusi ir tai jau ilgą laiką. Ilgą laiką jūsų gyvenime niekas nesikeičia. Gali būti, jeigu sirgote, galbūt sirgote, sveikstate ir susilaikote, turite šiek tiek po ligos kažkas, galbūt susilaikyti, susivaldyti nuo gyvenimo malonumų, nuo skanaus maisto, galbūt kažkas sėdite ant dietos, tai pasakyčiau nelietuviškai. Šiek tiek rūpinate savo sveikatą, prižiūrite savo sveikatą ir atsistatinėjate po tam tikro streso, tiek gyvenimiško streso, tiek, sakykime, sveikatoje patirto streso. Gali būti, kažkas sveikstate po alkoholio, ilgo vartojimo alkoholio. Taigi, nuolankumas sako, susivaldymas dorybė. Susivaldyme yra dorybė ir sveikata. Taigi, šiuo metu liūtų gyvenime nieko tokio svarbaus nevyksta. Kur link jūs einate, liūtai? Jūs einate link konflikto, vidinio konflikto. Kardų pažas sako, kad reikės su kažkuo sukeisti nuomonėmis, reikės kažkaip įvertinti situaciją, jūs kažkas pakritikuos. Jūs einate link konflikto, link kritikos. Kažkas apie jums pakalbės ne visai gerą žodį ir jūs galbūt atsakysite tuo pačiu. Bus konfliktiška situacija, kurią reikės kažkaip išspręsti. Gali būti dokumentai, su dokumentais susijusi situacija gali būti. Taip pat galbūt, jeigu turite vaikučių, anūkučių, tai gali būti aštri situacija su vaikais, anūkais. Va, tai tokia situacija su dokumentais, su giminaičiais gali būti kažkoks aštrus konfliktas. Dar gali būti gydymo įstaigos, kažkokios injekcijos, procedūros, kur link jūs einate. Link tokių, šiek tiek tokio gyvenimo erzelio, sakyčiau, taip, nervų tąsymo, tokios chaoso, tokio šiek tiek link chaoso einama yra. Kažkas jūsų gyvenime keisis ir tai bus nelabai jums patiks. Gerai, mėlyjeji, o kas jūsų kelyje jums padeda iš išorės? Kokios jėgos iš išorės jums padeda? Tai, kad jūs mokate atsiriboti, jūs mokate užsidaryti savo pasaulyje, atsiriboti nuo problemų, kokios išorinės jėgos jums padeda. Galbūt jūs turite tokią vietą, kurioje galite pabūti vieni, galite pabūti su savo mintimis, savo pasauliu. Atsitraukimas nuo erzelio, nuo šurmulio, pabėgimas į kažkokią tai išvykos, pakeitimas vietos, galima sakyti taip.
būnate vienoje vietoje, turite galimybę išvykti kažkur kitur, galbūt į užsienius dažnai išlėkėte iš savo gimtosios šalies. Tai, žodžiu, tai padeda iš aplinkos, kad jūs pasaulio žmogus. Jūs labai laisvai galite bet kur nukeliauti. Taip pat ir internete jūs turite. Interneto aplinka jūs žavi, jūs dažnai nardote, galbūt susirašinėjate, stebite, žiūrite internetą. Tiesiog, kas jums padeda iš aplinkos? Pasaulis, pasauliniai įvykiai, kelionės, bendravimas su įvairaus, sakykime, tiek rasės, tiek įvairaus mąstymo žmonėmis jums padeda. Tai, kad pasaulis jums padeda, jums netrukdo pasaulis. O kas jums trukdo iš išorinių jėgų, kas jums trukdo? Išorinėse jėgose jums trukdo draugai, kompanija, tokia kompanija, kurioje yra geriama, išgerinėjama, kurioje gali būti ir flirtas su trečiais asmenimis, ar ne? Tai gali būti nuėjimas į šoną, pagundos, išdavystiai. Jeigu turite žmogų santuokinį arba ilgalaikį partnerį pastovų, tai jūs lydi pagundos išduoti savo partnerį. Tai jums trukdo, kad jūs labai mėgstate draugus ir tokį flirtą lengvas pažintis, lengvai mezgate pažintis, visi su jumis siekia susipažinti, su jumis išgerti, su jumis draugauti. Jūs turite labai daug draugų, bet nuoširdžių draugų tikriausiai daug neturite. Bet visada jūsų gyvenime yra kompanija. Visada. Tai iš dalies jums trukdo. Jums tai gali trukdyti. Kokios vidinės jūsų jėgos jums padeda? Kokios vidinės jūsų jėgos jums padeda? Labai puiku. Vis dėlto, kaip bemėgtumėte draugus ir kompanijas, jūs turite stabdžius. Liūtai turite prigimtinį supratimą apie tai, kas galima ir kas negalima. Kas yra gerai, o kas negerai. Jūs turite moralinius stabdžius. Tai jums padeda. Jeigu yra santuoka, tai santuoka yra ir ji išliks ir nesvarbu, kas beatsitiktų. Jeigu yra vaikai, jie yra mokomi tradiciniu būdu, tradicinėse mokyklose skiepijamos tradicinės vertybės ir tai nepajudinama jumise. Jeigu jūs nusistatėte, kad tai yra gerai, o tai negerai, tai šito įstikinimo ir nekeisite. Jūs pastovus žmogus, jūs tradicinio mąstymo žmogus. Puiku liūtai. Tai jums padeda iš tikrųjų didysis arkanas, pažiūrėkite, tai svarbu. Trukdo jums tokios gyvenimo situacijos, kurios yra pakeičiamos, tai nėra taip svarbu. Čia yra svarbu, kur didieji arkanai. Tai jūsų toks yra, tai jūsų jau gyvenimo, tai neišimsite iš savęs, tai jau jumise. O šitos dalykus jūs galite koreguoti, tai mažieji arkanai. Gerai, mėlyje, kokios vidinės savybės jums trukdo? Pasižiūrėkite, ir vėlgi kalba eina apie alkoholį. Alkoholis jums trukdo. Jūsų vidinės savybės tokios, kad jūs išgeriate, galbūt dažnai, pernelyg dažnai dalyvaujate šitose kompanijose ir jūs per didelį kiekį išgeriate ir jūs apninka depresija, apatija, jūs nieko nenorite. Po išgertuvių jūs tiesiog apninka depresija, apatija, liūdnos mintys, niūrios gyvenimo, nusivylimas savimi. Taigi atkreipkite liūtai, kad vis dėlto alkoholį jūsų kasdienybėje reiktų riboti. Ir jūs pajėgus tą padaryti. Čia nedidėja arkanai, čia mažiukai. Viskas priklauso nuo jūsų valios, nuo jūsų pastangų. Kas nepiknaudžiauja alkoholiu, ne visi mes geriame. Tai jūsų apatija. Kas jums trukdo, kokie vidiniai jūsų resursai jums trukdo. Tai, kad jūs nieko nenorite, jūs nieko nebetikite, galbūt jūs apnikus yra tinginystė ir nusivylimas gyvenimu. Čia sakyčiau labiau tinginystė ir apatija. Ir metai, ką jūs pasieksite per metus iki kito gimtadienio. Mėlyje liūtai, pasižiūrėkite ir vėl taurių korota. 9 taurios, ką jūs pasieksite. Jeigu vėlgi pirmiausia kalbame apie alkoholį, tai tikrai pasitaikys daug progų per tuos metus iki kito gimtadienio išgerti. Jūs galbūt pernelyg daug gersite ir už tos išgerimo sienos jūs
paliksite visas problemas. Problemos niekur nesibaigia, jos yra už tos sienos, kur sustatytos taurės. Problemos pas jūs išlieka, bet jūs jų nenorite spręsti, jūs tiesiog lengviau kilnoti taurę vyno ar ką nors stipresnio. Tai vienas variantas. Kitas variantas, jeigu jūs nepiknaudžiaujate alkoholiu, tai jūs tiesiog eisite per gyvenimą naudodamasi savo malonumais. Tiesiog darysite viską dėl savęs, savo, kad tik jums būtų gerai. Tai savotiško egoisto korta. Tokio savanaudžio egoisto korta. Ir dar be to eisite pildydama savo svajones, savo įgeidžius, savo norus. Na, tai tikrai liūto korta. Viską darysite dėl to, kad jums būtų gerai. Ir neduok Dieve, kažkas jums paprieštaraus liūtai. Tai per metus iki kito gimtadienio jums jūsų gyvenime bus viskas gerai. Problemų bus, jos kažkaip liks, jūs nesieksite jų per daug gilintis, nesieksite jų spręsti, tiesiog gyvensite savo malonumo gyvenimą. Va taip galėčiau pasakyti. Na, korta sako, viskas bus gerai. 9 taurės, viskas gerai. Bet tai mažasis arkanas. Tai nereiškia, kad jūsų gyvenime nebus sukrėtimų. Tai čia nieko tokio. Nieko čia korta negarantuoja, kad jūsų gyvenime nebus kažkokių sukrėtimų. Jų tikriausiai bus, nes kardų pažas jau tą žada mums. Taigi, mėlyje liūtai, su gimtadieniais jūs. Na, manyčiau, dėlionė nėra nei labai gera, nei labai bloga. Manyčiau, kasdieniška, kaip ir mūsų gyvenimas. Tai su artėjančiais gimtadieniais liūtai.